Sveiki, šiandien yra gegužės 4 diena ir aš ką tik pamačiau, kad prieš tai filmuotą video tiesiog prakalbėjau be ekrano. Dabar iš naujo viską rašau. Tai gerai, perkim dabar, ką aš norėjau pasakyti. Mano paskutinis video buvo prieš 6 dienas, tai 28 balandžio. Ir iš to laiko aš tiesiog nuo video kaip ir pasiėmiau pertrauką, nes vienas dalykas, aš vis tiek pagrindinę dirbau prie duomenų bazės ir nemačiau reikalo kažkokius atnaujinimus duoti, nes aš vis tiek nenoriu per daug dalintis šitam stage. Ir tiesiog dar su kompiuteriu upgradinau kompiuterį, tada problemų turėjau ir ten pasirodo tos problemos nebuvo rimtos ir jo, tai čia irgi realiai 2-3 dienas tiesiog kažkurį laiką be kompiuterio tiesiog buvau. Aš irgi Cubes of Django pradėjau skaityti, tai gan advanced ir gan įdomi. Tai biškai outdated, bet manau vis tiek naudinga. Tai dabar dėl ko aš noriu sugrįžti vis dėlto, nes reikia 5-6 savaitę padaryti apžvalgą. Ir ką aš dariau, tai dariau 4 dienas prie TDU Pro projekto buvau. Ir tuomet per 3 dienas Django for Professionals ir per 1 dieną Django for APIs. Per šitas dienas, aš manau, aš tikrai jau tapau familiar su Django iš esmės, su pačia logika, su struktūra. Ir manau, jau gan comfortable esu su baziniais dalykais. Problema dabar yra kompleksiniai dalykai, kurių tutorialai neapima. Tai juos per praktiką tikos išmokti per laiką. Tuomet 2 dienas truputį JavaScript'ui skyriau su Django, su Mozilla Django. Mozilla Django tikrai gan neblogas. Dar kaip ir iš esmės nepabaigiau palaidyje, bet tenais aš dar buvau sugrįžęs irgi kelias dienas po to. Tuomet vieną dieną Tailwind'ui HTMX'ui skyriau ir tuomet realiai nuo to laiko kažkiek dirbu su Tailwind'u, su static page'ais, HTML pas mane projektą ir tuomet su duomenų baze. Tai duomenų bazę aš tikiuosi jau užbaigti per šią savaitę. Arba dar kelias dienas pirmadienį, antradienį po šitos savaitės. Ir tuomet pradėti dėlioti jau turbūt visą backendo struktūrą ir su Tailwind'u static pages HTML. Tuomet, kai tą padarysiu, tuomet grįšiu prie interactivity su HTMX, su JavaScript'u. Tai dėl to man biškai kyla ir neramumas, nes JavaScript'ą naudos tik tai galbūt iš kelių mėnesių. Tai vat, nežinau, kaip aš jį persiminsiu. Toliau aš dar noriu pašnekėti apie 3 fazės planą. Tai jeigu dabar yra 46 diena, tai man kažkur po duomenų bazės liks apie 30 dienų. Ir aš galvojau, ką man vertėtų padaryti. Tai vat, vienas iš planų buvo Udemy kursas apie tiesiog restorano projektas, kur šiaip viskas gan naudinga yra. Kiek aš žiūrėjau, čia yra gan geri dalykai, kurie bus naudingi ir mano projektui. Tai vat, aš galvoju, galbūt šitą man projektą bandyti daryti, kas yra tikrai nemažai, 38 valandos praktiškai. Arba man daryti, kaip sakant, transferentis iš database dizaino į Django database'o duomenų manipuliaciją. Ne? Tai vis tiek tą database reikia Django sudėlioti. Tai aš manau, kad čia labai šitas geras dalykas yra ir man jį anksčiau ar vėliau reikės tikrai pereiti ir absorbuoti. Tai tiek ir tuomet dar jo, HTMX, Hypermedia Systems šitą reikės perskaityti. Ir dabar jo dar ką rodžiu, kad dabar realiai per šitą knygą einu database'o. Tai vat, kaip ir sakiau, per šią savaitę turbūt turėčiau prieiti prie pabaigos. Ir tiek turbūt iš manęs šį kartą. Tai kaip ir 2 savaitės praėjusios apžvelgiau ir mokytis tęsiu. Galbūt video nekelsiu taip dažnai, jeigu dirbsiu prie savo projektų, nes tiesiog nėra daug ką papasakot.
Tai tiek šiandien iš manęs ir mokytis, kaip visą tęsiu rytoj.